vandens formos mums atrodė, kad tai galėtų būti tarsi vandens kelias. Vandens nubėgtas takas, išgraužta vaga, smėly, akmeny. Ir mums toms metaforoms aprėpti tarsi tą dar architektūrinę idėją pastiprinti, mums dar padėjo postmodernizmo idėja. Lubos ir grindys tai bus tarsi atsikartojantis atspindžiai. Grindys bus mozaikinis akmuo, dėliotas tokiu raštu, kur įsipina į tą architektūrą, į tą erdvę ir kartoja tarsi tų galerijų ir atriumo formas. Ir tas pats raštas atsikartos lubose su šviečiančiam detalėm. Tai, sakykime, taip ir turėsim tą postmodernistinę kompoziciją, kur yra ritmas, atsikartojimai, plokštumos, atriumas. Tai yra didžiulė prizmė, aukštis per 4 aukštus ir ta prizmė trikampinė tarsi lis lietus. Galima sakyti ir pinigų lietus, nes tai yra žaižaruojantis tokie tarsi monetos ir visa ta kaskada jinai leidžiasi per atriumą, per visus 4 aukštus ir turėtų būti kaip ir kompozicijos ašis. Recepcijos zona, akmenį įleista tokios tarsi kristalai, tarsi ledo detalės ir ten srovens vanduo per tas detalės. Kūrybiškai pakankamai sudėtinga ir technologiškai įgyvendinti taip pat yra pakankamai sudėtingas sprendimas. Rinkom sofą vadinasi Onvarox. Edra yra italų gamintojas, kurio sofos yra didžioji dalis ikoninės, muziejus eksponuojamos kaip dizaino objektai. Ta prasme, tai yra išskirtiniai kūriniai, o mūsų atveju tai yra ir pagal temą, ir pagal formą, tai yra absoliučiai integralus dalykas, atrodo tarsi tam dalykui sukurta. Skirta turtingam žmogui, prabangiam objektui, reprezentatyviai erdvei, ne kasdieniai erdvei. Tokioje aplinkoje žmogus turėtų pasijusti privilegijuotas.